Sveiki, brangiai. Tai šios dienos tema – Fitline produktai ir kaip sekėsi juos prekiauti. Fitline'as tai yra vokiečių įmonė, vadinasi PM International, tinklinio marketingo įmonė ir buvo noras pasižiūrėti, kaip žmonės ieško to produkto, kaip atranda. Su jie su porą metų pažįstamas. Buvau vienu metu aktyviai, kitą ne, bet daug tokio pasitestavimo. Žinau žmonės, kurie tikrai labai iš to uždirba, daug įdeda dėmesio, meilės ir tikrai rezultatai yra neblogi. Mano buvo noras pagalvoti, ar galima padaryti, kad viskas vyktų labai pasyviai. Tai turiu sveikam kūnui, yra sudėti produktai, nustatyta, kad pirmą kartą atėjus žmonės gauna 15% nuolaidą. Įdomus dalykas, aš kaip menedžeris, atstovas gaunu 20%. Ir plus siuntimas 6 eurai, pas mane siuntimas 4 eurai, nuoširdžiai, kai kurie produktai prasiduoda iki -2 eurų, jeigu gauna 15%. Jeigu nori uždirbti daugiau ir pasiekti tą tokią gal kažkiek tai protingiau, kad gauti 30% nuo produkto, tu turi pirkti kaip menedžeris ne mažiau 600 eurų. Tai tokia suma pakankamai, kaip verslo investuoti į maisto papildą, palyginus nedaug, bet vis tiek yra tokių niuansų. Jeigu dar būčiau PVM mokėtojas, tai šis būtų pakolkas dar nedaug tai liko iki to, bet galim peržvelgti 3 mėnesius. Čia įdomus dalykas, kad pirko jogurtinę. Tai va, grįšiu to prie jogurtinės, o jungiam mes Fitline'o paskyrą ir truputėlį pasižiūrėsim, kaip mums sekėsi. Taigi, prisijungus prie savo paskyros, čia va galime peržiūrėti užsakymus ir jogurtinę. Gavosi taip, kad žmogus man sumokėjo su siuntimo 26 eurus, aš sumokėjau 31 eurą. Visų pirma, negalėjau sistemų sakyti, taip parašiau ofisas man atsiuntė tiesiai į namus, kas jie turėjo persiųsti tiesiai žmogui. Tai tada man reikėjo dar papildomai, ne to, kad buvo laukimo visi procesai, bet ir man dar reikėjo tą siuntą paimti, nuvežti paštomatą ir dar siųsti, už kurį sumokėjau dar papildomai 5 eurus. Jokingiausias dalykas, kad norėjau siųsti per Lietuvos paštą, nuėjau, susimokėjau, man lipduko nespausdina, be lipduko neleidžia dėti, 5 eurai išėjo lauk. Tada teko per DPD įsiunčiau, tai tenai vėlgi 5 eurus susimokėjau 10. Tai gavosi taip, kad vien 16 eurų gavosi logistika, išsiuntimas klientui. Man kainavo jisai 25, o man klientas sumokėjo už visko 26. Žiauriai geras verslas. Čia tokių niuansų nutinka, kai daug logistinių visų momentų. Tai va, o taip grįžtam prie paskyros. Tai va, čia yra užsakymai, kurie įsivykdo, mes matom procesus ir kaip minėjau, tas toks uždarbis nėra labai didelis, nes taip, PM Office. Taigi, aš kaip menedžeris gaunu 20% nuo produkto parduoto. Tai palyginus mažai. Ir dažnai būna pas mane sveikam kūnui, žmonės susako, gauna 15%, jeigu perka pirmą kartą. Gaunu 5% plus logistika 2 eurai skirtumas. Tai praktiškai nemažai produktų, kuriuos yra 0 arba labai nedidelė marža. Tai iš esmės šitą video darimas man kaip ir neatsipirktų per pusmetį. Tai va, bet grįžtų prie savo. Tai aš turiu tokius, rezultatus. Dabar rodo čia tokia statistika, kiek procentų man reikia pasiekti, kad 600 taškų, tai reiškia, turi būti 600, per 600, jeigu padarau 600 eurų apyvartą arba pirkimą už tokią sumą, aš tada gaunu su 30%. Tai iš esmės man labai apsimoka tada pirkti iš karto už 600 eurų produkcijos ir sandėliuotis pas save. Nėra noro investuoti tiek daug šiai dienai į produktus, ypač kai jie labai banguojančiai perka, bet turbūt nori, kad tai žinai, tas video yra, kad mes galėtume truputėlį apsišviesti vis dėlto, kaip čia tai atrodo ir kodėl tai yra. Ir mes grįžę prie to, mes matom savo pardavimus ir man dar trūksta 15%, buvo mėnesis, kai buvau pasiekęs. Tai šiuo atveju, kažkaip mūsų taip
Rugpjūtis buvo PM9 procentai iki 600 eurų, kad galėčiau gauti su 30% pigiau. Na ir pažiūrėkim, čia buvau pasiekęs 99 procentus, tai jau per mėnesį būtų buvę visai kiti pirkimai, dar būčiau pradėjęs ir truputėlį uždirbti, kas galėtume finansuoti šito video kūrimą laiko atžvilgiu. Tai mes turime savo panelę, mes matome, kur kokie yra pokyčiai. Taigi, smagu, kad pardavimai vyksta. Bendroji sumoji per mėnesį, jeigu aš dabar kas čia, mano taip šis mėnuo yra parduotas 15 procentų, kas čia yra 1, 2, 3, 4 užsakymai tik tais per šį mėnesį. Bendroji sumoji, taip, kas čia gaunasi, kem 7, 100 PM eurų. Tai mano uždarbis turbūt išėjo maždaug apie gal 15 eurų. Jeigu paėmus visą darbą, kiek įdėta į puslapį, produktų kelimą, aprašymus ir visi tie dalykai, tai pelningumo visiškai yra nulis, yra minusinis dalykas. Džiaugiuosi to, kad žmonės, kurie atranda ir pasitikė produktų, tai įsigyja. Tai tas tampa labai smagu. Gaila, kad iš visų elektroninių laiškų ir kitų jie šaltinių nesugrįžta. Tai reiškia, vieną kartą gavo nuolaidą ir išeina ir yra paliktų krepšelių sistema, kur irgi žmonės nesugrįžta. Arba nueina laiškai į spamą, nematau, arba neina. Yra padarytos lojalumo sistemos, jeigu ten sugrįžti, irgi gali gauti 15 procentų ir netgi iki 20 procentų. O įdomus dalykas, jeigu norėtumėt patys, pavyzdžiui, pirkti visą laiką su 20 procentų, tai galite parašyti į laiškelį, bus tinklapyje prie šito video, tinklalapyje parašyti ir galima jumis registruoti irgi kaip menedžeriais. Ir visą laiką gautumėt su 20 procentų, kaip pirkdami savo ar kitiem, pasiekus 600 eurų pirktume dar pigiau. Tai irgi toks galimas sutaupyti momentas. Kaip ir sakau, duodu su 15 ir dar 2 eurų nuolaidą ant siuntimo taką išlaidas pats patiriu. Tai sakau, tarkim, yra produktų, kurios nuperka ir į -1 eurą. Tai ja. Bet, kaip ir minėjau, jeigu yra noro, ir jums patinka produktai ir norite patys susikinėti, prašykit, jumis užregistruosiu kaip, laukit, gal eina ir nuorodą pažiūrėti, kad jūs galėtumėt patys susiregistruoti, nes turime savo sistemą, Fitline parduotuvę, tai prisijungkite prie mūsų, taip, PM registracija. Čia bus galima pasidalinti nuorodom, My Team, ir aš čia turėčiau matyti, gal aš čia neturiu, tai iš šitos nuorodos aš galėsiu pasidalinti ir jūs galėsite prisijungti, prisiregistruoti prie sistemos. Arba parašykite į info@sveikam kūnui, noriu prisijungti ir mes atsiusime visą informaciją. Tai tikiuosi, jums buvo įdomu, užsakymai Fitline vyksta, ne taip labai aktyviai, rugsėjo mėnesį tik tai 4, bet tikiu, kad su ilgesniu laikotarpiu bus galima pamatyti daugiau. Tai sekite naujienas.